Sveikos visos, išbėgu trumpam į eterį. Atėjus suvokimam, šiandien noriu pakalbėti apie gyvenimo kelią, tikslą, ką mes čia veikiam, kaip pajausti ir sužinoti tą, ką mes čia veikiam, apie energijas tų tikslų pasiekimui, kodėl kartais pasiekiam kažką, kodėl kartais rankos svyra ir atrodo nori, bet negali ir nevyksta nieks ir nesidaro. Tai tas gyvenimo kelias, kaip aš suprantu, tas gyvenimo planas, mūsų gyvenimo tikslas, jis nėra baigtinis. Nėra taip, kad gimiau čia tam, kad tapčiau prezidentu, kaip pavyzdys. Nebūtinai tai kintama labai, tai nėra ant akmens išrašyta, gali keistis nuo mūsų suvokimų, nuo mūsų pasirinkimų, nuo energijų, nuo daugelio dalykų. Ir vieni pasiekė tuos tikslus, kiti nepasiekė, viskas ok, nepasiekė, parėjo namo po mirties, pagalvojo, kad eisiu dar kartą. Ir taip ir žaidžiam čia tuos žaidimus, einam per tuos gyvenimus, išsikeliam savo kažkokius tikslus. Kaip dabar tą kelią sužinoti, kažkaip bent pajausti. Pradžiai tai irgi tuo vidiniu matymu apsidairyti, pasižiūrėti, kurioj kelio vietoje aš randuosi šiuo metu. Gal aš griovy, gal šalia einu, gal mano kelias kažkur toli, aš pievoj kažkur randuosi ar laukuose, nežinau. Tai pradžiai reikėtų išreikšti tą tokį ketinimą, pasakyti, kad aš išreiškiu ketinimą grįžti į savo šio gyvenimo kelią, užimti man skirtą vietą tame kelyje, būti tame taške toje vietoje, kur ir turiu būti šiuo metu ir man suprantamu būdu atsisiunčiu reikiamus suvokimus. Kodėl įvyksta tas nusimušimas nuo kelio? Tai būna net tie posakiai tokie, ar ne, išmušė mane iš vėžių. Dažnai pasakom, kai vyksta kažkas labai sunkaus, labai sudėtingo, mums būna taip, kad išmuša mus kažkas iš vėžių emociškai ir mes tada jau šokam į griovį. Ir ten užsisukam tame savo skausme, nuoskaudose ar tos situacijos kažkokios analizavime. Ir nebeiname tuo savo keliu, einame grioviais. Tai reikėtų savo irgi užduoti klausimą, jeigu pamatote save kažkur ne kelyje, o šalia, kokia situacija, koks įvykis mane išmušė iš vėžių, tą situaciją prisiminti, perleisti per atmintį, išsikelti jausmus, ką aš jaučiau tuo metu, kokias emocijas manyje sukėlė ta situacija. Tai kaip minėjau, ten, skausmas, baimė, nuoskauda, pyktis, žemė, sako, iš po kojų išslydo, ar ne, tas toksai visiškas bejėgiškumas, beviltiškumas, daug ką galime rasti savyje. Ir jau kaip praeitose paskaitose sakiau, kad kaip dirbti su tom neigiamom emocijom, ar ne, tai savyje randam tas emocijas, kurios gyvena ir keičiam, transformuojam į nusiraminimą, atleidimą, į ramybę, į pasitikėjimą savimi, į drąsą, į ryžtą. Ir tada su tuo yra daug lengviau grįžti į tą savo kelio tašką, kuriame mes turėtume būti. Gyvenimo situacijos, kuriuose mus krato, kur vyksta kažkas, kas labai sukrečia, labai kažką netaip daro, atrodo, tai jos vyksta tam, kad mus informuotų, atkreiptų dėmesį, kad mes jau ne keliu važiuojam, o kelkraščiu ir jau žvyras, jau tuoj bus griovys, turim keisti judėjimo kryptį. Judėjimo tą kryptį pakeitus, pasirinkus kažką kitaip, nebūtinai fiziškai padaryti sprendimą kažkokį, bet pradžiai galima mintimis emociškai pažiūrėti į tą situaciją kitaip. Sakykime, dirbu darbą, kurio neturėčiau dirbti pagal planą, ne? Jame man gali nelabai sektis, gali kolegos kvailystės, kiaulystės krėsti, šefas gali spausti, jauti, kad ne kažkas ne to, negerai ir lyg norisi išeiti, bet bijau, nepasitikiu, ateitim, nežinau kaip čia bus ar ne. Tai su tuo irgi reikėtų padirbėti, nesakau niekad meskit darbus ir eikit. Ne.
Tai tas pats kaip šokti nuo skardžio be parašiuto, reikia pasiruošti, visiems pokyčiam reikia pasiruošus būti. Jeigu aš bijau dėl ateities ir nepasitikiu, kad aš gausiu darbą ir kad užteks finansų, aš turiu pradirbti tas baimės savyje, turiu stiprinti pasitikėjimą visata, savimi, aplinka, kad manimi bus pasirūpinta, kad aš turiu galvą, rankas, kojas, kad aš galiu ir geriau. Tai susiję ir su meilė, ir savivertė savo, kada aš vertinu save ir aš nebūsiu toksiniuose santykiuose, toksinėje darbo aplinkoje, kur mane žlugdo, kur aš nesijaučiu savimi, kur aš jaučiu, kad aš tik stumiu dienas ir nieko nesukuriu nei aplinkai, nei žmonėms, nei savirealizaciją negaliu kažkokią išjausti. Tai tą reikia susitvarkyti viduje ir savo į klausimus atsakyti, o kiek aš dar taip tempsiu, ar ne? Kas dar turi įvykti, kad aš pakeisčiau judėjimo kryptį. Nes mes iš tos baimės, iš nepasitikėjimo varom į vieną pusę ir tada prasideda jo tie grioviai ir taip toliau ir stebimės, kas mano gyvenime vyksta, kas čia darosi, kodėl taip, už ką. Tai ne už ką, tai yra tiesiog mūsų pasirinkimų pasiekmės. Tai yra, kai atsakomybę prisimi savo, tai nebelieka kaltinimo, kad ten kolega apgavo, ar ten kiaulę pakišo, ar ten dar kažkas atsitiko, ar ten vyras kažką pasakė. Tai yra tiesiog mano negebėjimas brėžti ribų, kaip su manimi gali elgtis kiti žmonės, baimė tas ribas brėžti, kad manęs paskui gal nemylės, gal nepatiksiu, aš gal mane atstums. Tai va tas noras įtikti ir patikti irgi reikia pasižiūrėti, iš kur jisai ateina. Ar ne iš vaikystės to laikmečio, kada trūko meilės, o mes ten gatvi buvom ant galvos atsistot, kad tik kažkas pamatytų ir patvirtintų, kad aš reikalinga, laukiama, mylima, kad man čia vieta. Tai va tas situacijas irgi reikia susitvarkyti. Tai va. Ir paskui sekantis etapas yra vis tiek, o iš kur man žinoti, ką pasirinkti, iš kur man žinoti, kurią kryptim eiti. Ar į dešinę, ar į kairę, ar į tą darbą, ar į kitą darbą, ar už to tekėti, ar už kito tekėti. Mes kiekviename žingsnėje darom pasirinkimus. Per dieną, jeigu pastebėtumėt save, rimtai pastebėkit, pasižymėkit ar sąsiuvinį, kiek per šiandien padarėt kartų pasirinkimų, kada reikėjo kažką rinktis, ar ką valgyti, ar kur eiti, ar su kuo kalbėti, ar kur važiuoti. Nuolat vyksta pasirinkimai ir tie pasirinkimai lemia pasiekmes mūsų tolimesnius žingsnius. Tai kad mes geriau jaustume tuos pasirinkimus, tai jau kaip ir kalbėjau, tai yra būtina atsistatyti tą, jausti ryšį su savimi, su savo siela, su esybė, kas aš esu. Ir iš tenai mes gaunam visą informaciją, kuri mums yra reikalinga. Realiai, kai buvau dar paauglė ir turėjau tą širdies ligą, nuo kurios paskui pasveikau per naktį, aš turėjau ir tą patirtį, mirčiai artimą patirtį, kur viena koja ten, kita čia. Tada tokie atėjo kaip ir suvokimai, realiai kaip danguje, taip ir ant žemės. Mes čia einame į darbus, turime užduotis kažkokias ir neturim pareigas. Lygiai taip pat mūsų sielos tenai irgi turi darbus. Mes ten dirbam. Yra įvairios tarnybos, kaip čia policija, gaisrinė, ligoninė, dar kažkas, taip ir tenai. Yra daug visokių padalinių, kuriuose mes save išreiškiam. Ten vieni palydi gimstančius, kiti pasitinka mirusius, ten energijas kažkokias generuoja, siunčia į žemę, kiti atsakingi už paruošimą tų planų, ten tikimybių, teorijų, susitikimų, galimybių ir taip toliau. Ir mes realiai kiekvienas turim tokį, kaip čia pavadinti, palaikymo komandą, ar ne, draugų būrį tenai, kurie tarsi kaip dispečeriniai prižiūri mūsų sklandžią misiją, skrydį čia žemėje. Ir realiai tai mes kaip čia, pavyzdžiui, prašom draugų pagalbos kartais, jeigu mums reikia kažkas neaišku, aš negaliu sutaisyti santechnikos, pavyzdžiui, aš kviečiu santechniką, kad man ten sutvarkytų vamzdžius kažkokius. Aš jeigu nemoku, nežinau, kiniečių kalbos, tai aš ieškosiu, kas moka tą kiniečių kalbą ir man išverstų, jeigu reikia. Tai lygiai taip pat ir tenai. Mes gyvenam čia, darom pasirinkimus, bet jeigu aš atsiduriu kažkokioje situacijoje, kurioje, tikrai, nors galvą į sieną daužyk, nežinau, ką man rinktis, ką man daryti, aš tarsi mintimis kreipiuosi į tą savo komandą, kuri
yra subtiliam lygmenį, kuri padeda mano misijai čia žemėje. Ir irgi galiu prašyti, kad man suprantamų būdų parodykit, ką aš turiu daryti. Atsiųskit reikiamus žmonės, kurie turi man kažką padėti, patarti ar tam gyvenimo kelyje išspręsti. Tas toks ženklo tarsi prašai, kad man suprantamų būdų, aš jau viską išbandžiau, nematau, nesuprantu, bet atsiųskit reikiamus žmonės, kad man toliau prasispręstų kažkaip, prasidirbtų tos situacijos. Ir dažnai taip ir būna, kažkas kažką parašo, kažkas paskambina, kažkur kažką paskaitai, taip tarsi susidėlioja tos situacijos ir sako, o čia sutapimas, o geras, aš apie tave galvojau, tu man paskambinai, arba ten galvojam apie, kad reikės kažkur važiuoti ir abejojam dar, bet pamatom reklamą, kad tenai yra kažkoks kvietimas. Tai tuos tokius ženklus reikia kreipti dėmesį, nes jie dažniausiai ir būna siūsti tos komandos, kad mes suprastume aiškiau, kuria kryptimi judėti, įsiklausyti į tuos sutapimus reikėtų. Ir tada su ta tokia pagalba užnugariu, su savo asmeniniu ryšiu, su savo esybė mes galime eiti tuo gyvenimo keliu daug sklandžiau, neprisirišant prie to, kad ką aš čia pasieksiu, kas čia bus, nebėgti į priekį, nes tų realybių, galimybių yra daugybė ir kurioje realybėje mes gyvensim priklauso nuo mūsų dažnio, nuo mūsų vidinio turinio. Kuo manyje daugiau baimių, prisirišimų, abejonių, nepasitikėjimų, pykčių, kritikos, vertinimo, teisimo, smerkimo, tos sunkios energijos, kuo manyje daugiau, tuo aš būsiu žemesnėme dažnyje, tuo mane palies sunkesnės situacijos, su daugiau neigiamos emocijos. Jeigu aš su savim tvarkausi, transformuojuosi, baimės keičiu į drąsą, tai tas pats kaip oro balionui nukabinėti tuos maišus, oro balionas kyla, šviesėja, horizontas platėja, matom daugiau, galim daugiau, pasirinkimų daugiau matom, galimybių daugiau gaunam. Tai ir keičiasi realybė, sako, jeigu nori pakeisti pasaulį, tai keiskis pats. Tai čia yra dėsnis. Aš keičiuosi, keičiasi aplinka, keičiasi žmonės, vieni išeina, kiti ateina ir taip mane irgi augina ir skatina toliau gyventi. Kodėl kartais būna, kad atrodo noriu kažką padaryti, bet neišeina, nelieka jėgų, energijos, įkvėpimo ar kažko, tai dažnai būna todėl, kad mes nedarom to tuo metu, kada tą reikia daryti. Pavyzdžiui, kad ir mano šita grupė, metai laiko aš kalbėjau apie mokymus, bet aš vis nepadarydavau, nes tai yra tos priežastys, kad tarsi lyginausi su kitais, kaip kiti daro, kad ten pas kitus viskas apibrėžta, neįsiklausiau į save, kad man tai netinka, kad man reikia lengvumo, paprastumo, be įsipareigojimo kažkokio. Kai išgirdau save, ką dar turėjau padaryti, kad tai įvyktų, pradirbti seną energiją. Sakykime, aš pernai sugalvojau, kad darysiu mokymus, man padavė, išskirta buvo energijos tam darbui padaryti. Aš dėl savo baimių ir abejonių tos energijos tuo metu nepanaudojau. Ji tarsi yra rezervuota, bet jinai stovi. Aš jos neimu ir nedarau nieko su ja, nenaudoju. Eina laikas, viskas šiaip kinta. Aš pati keičiuosi, žemė keičiasi, žmonės keičiasi, daug dalykų keičiasi. Ir ta rezervuota energija, jinai pasensta. Su ja jau negali po metų padaryti to ir tiek, kiek aš galėjau padaryti prieš metus, pavyzdžiui. Ką reikia daryti su tokiom situacijom? Irgi čia galit vidiniu matymu pasižiūrėti. Tos energijos rezervuotos, įsivaizduokim kaip kažkokie balionai, kamuoliai ar kažkas, galit atsisukti mintyse ir pasižiūrėti, kiek už jūsų nugaros yra tų besivelkančių kamuolių, rutulių, tų rezervų tokių. Dažnai būna vaizdinys, kad jų ten labai daug ir jie velkasi iš paskos. Jie mums trukdo, jie mus stabdo, nes mes mintimis grįžtam grįžtam prie tų neatliktų darbų, jaučiam kaltę, kad kaip aš čia pasižadėjau, vėl nepadariau,
ir kokia aš čia vai. Nu, tai yra puikia terpė ir tiem astraliniam parazitam pasimaitinti mūsų tą neigiamą energiją, tą saviplaiką kalte ar kažkokiu nepasitenkinimu savimi. Ir ką su tuo daryti, tai tiesiog mintimis ir pasakyti, kad visą savo nepanaudotą energiją gražinu į savo esybės rezervuarus. Tarsi, kas buvo išimta ir paduota, gražinu atgal į visą tą, kaip išsireikšnami, į esybės, tą energetinį rezervuarą. Ir tą seną energiją, kad pradirbti, tarsi atnaujinti, pritaikyti ją jau dabartiniai situacijai, dabartiniams laikams. Ančiau, kaip nežinau, paėmus senus batus, juos ten atremontuoti, pakeisti kulniuką, pakalti, apsiūti, nežinau, čia nevykęs gal pavyzdys, bet aš manau supratot mintį, apie ką aš kalbu, kad tai yra būtina tą seną nepanaudotą energiją sugrąžinti atgal iš ten, kur jinai buvo paimta, atnaujinimui, pritaikymui, pradirbimui. Ir jau tada stebėti save ir, nereikia duoti pažadų, nes tie pažadai paskui taip ir gaunasi, krūvis, svoris, bet stebėti save dienos eigoje. Jeigu man kilo mintis kažkam parašyti, imi ir parašai. Jeigu mintis atėjo kažką paskaityti, paskaitai, važiuoti, važiuoju. Joks gyvenimo planas, tikslas ar dar kažkas nepasisieks, nepasidarys, nedarant fizinių veiksmų. Jie gali būti smulkūs, maži, nereikšmingi, bet jie privalo būti žingsnis po žingsnio. Dažnai žmonės nori iš karto matyti, žinoti, kaip tą kažką padaryti. Bet taip nevyksta niekas, nes ir upė išteka iš mažų ištakų, nuo mažų žingsnių, nuo to, ką tu šiuo metu šiandien gali pakelti ir realiai fiziškai padaryti. Kaip pavyzdys, ten buvo kalba kažkada, moteris sako, aš noriu atidaryti kavinę vaikams. Gražus noras su vaikišku meniu, vaikiškais baldais, vaikiška aplinka, vaikiškom veiklom, ten gimtadieniais dar kažkuo, faina mintis. Gerai, sakau, tai kodėl tu nedarai? Sako, tai žinai, sako, reikia milijono, reikia patalpų, reikia, daug ko visko reikia ir, neįmanoma. Taip, su tokiu mąstymu to niekad neįvyks, bet tai sakau, o ką tu gali šiandien padaryti su tuo, ką tu turi? Ar tu turi draugių, kurios turi vaikų? Turi. Ar tu turi, nežinau, namuose vietos, kambarį ar kažką, kur tu galėtum pasikviesti draugių vaikus ir prasitestuoti, pasidaryti ten tą, valgyti kažką meniu, ten, ar jiem gimtadienį suorganizuoti ar kažką. Jo, sako, šitą tai galiu. Tai liuks. Tai nuo to ir pradedam, nuo to, ką galim, nuo to, kas išeina, kokios galimybės yra. Ir žingsnis po žingsnio, tada vieni per kitus, reklama, kalbos, galimybės, tada atsiranda žmonės, kurie sako, o gera tavo idėja, gal davai darom kartu kažką, čia susimetam, išsinuomojam ir važiuojam. Aišku, tada vėl atsiras pradirbimai, baimės ten, o jeigu neišeis, o jeigu nepavyks, o jeigu bankrutuosiu ir taip toliau. Tai čia nuolat su savimi yra kur dirbti ir tvarkytis. Nebus taip, kad prasidirbau, prasitvarkiau, jau čia prasitransformavau ir mano gyvenime niekas nevyksta. Vyksta ir vyks, tik jau mes turim įrankius, žinias, kaip tą suvokti, kaip tą pakeisti, kaip pradirbti. Tiesiog. Tai taip viskas ir yra, kad reikia nuo mažų žingsnių imti ir daryti, ką šaukia vidus, išgirsti savo vidų, ką jisai nori mums pasakyti, link kur traukia ir neleisti protui įsikišti, numušti nuo minties, kad kažką svajojam, norim ir atrodo, ai, čia nesąmonė, dar jeigu, aišku, artimieji giminės gali irgi sakyti, kad nenusišnekėk, susirastų čia normalų darbą ir čia nesvaik. Bet vis tiek tai yra mūsų gyvenimas, mūsų savirealizacija, mūsų pasitenkinimas tuo, ką mes čia veikiam, mūsų džiaugsmas tas, kad aš čia esu, jį reikia realizuoti. Ir aš atsimenu pati, kai prieš 11 metų ar ten 10 pradėjau tokias paskaitėlės savo veiklas, tai irgi buvo sunku, nes aš turėjau darbą šalia namų, ten pusę etato, bet buvo gerai jisai apmokamas, kaip gaudavo atlyginimą kaip už visą etatą.
Bet man ten tai buvo negerai, aš nuolat užsisukus jaučiausi ne savo vietoje, ne tą darau, ką reikia daryti. Na, mane kvietė, bet būtent tas noras bendrauti, susitikti su žmonėm, dalintis kažkuo. Ir aš kai tą darbą mečiau, tai man daug kas pirštą sukiojo ir šefas sakė, tu durna, kur tu eisi, ką tu darysi, kur tu geriau rasi. Bet aš kai tą darbą mečiau, taip pat pasiryžus buvau, na, aš tada pradėjau vesti tokius, net nevesti, aš dariau mamų būrelių, tokius susirinkimus, arbatos pagėrimus, pasidalinimus, informaciją kažkokią, tiesiog šeštadieninius tokius išėjimus iš namų. Ir nuo to viskas prasidėjo, ten paskui pastebėjo Sveikuolių sąjunga, parašė straipsnį, pakvietė vieną paskaitą pravesti apie mano pasveikimo istoriją pasidalinti. Ir nuo to viskas užsivedė, vieni kiti kviečia, aš pati pradėjau organizuoti ir yra kaip yra. Dabar džiaugiuosi tuo, kad yra labai faina moterų bendruomenė suburta, džiaugiuosi jų augimu ir atsiliepimais, kaip viskas keičiasi ir vyksta. Ir tai yra labai faina, graža ta emocinė tokia, kad smagu, pasaulis keičiasi. Tai va, tai manau šiam kartui trumpai tiek. Esmė tai yra pasižiūrėti tą gyvenimo kelią, kurio vietoje esu, situacijas prasispręsti, kurios išmušė iš vėžių, sugrįžti į tą kelio tašką ir prasivalyti savo susikaupusias nepanaudotas energijas tam, kad jos galėtų grįžti mum į čia ir dabar jau naujos, su nauja jėga, naujom galimybėm ir su nauju tuo tokiu startu eiti į priekį, siekti savo tikslų. Tai iki kitų kartų.